Sveiki. Kaip pasirašyti dokumentus su elektroniniu parašu? Atradau Dokobit. Jeigu mes prisijungsime į Dokobit, pirmiausia, tai reikėtų užsiregistruoti, kad būtų jūsų vardu. Ir dabar, tarkim, turim kažkokį dokumentą. Dokumentas turi būti padarytas PDF formatu ir dešiniai pusėje spaudžiame įkelti. PDF arba čia ASICS, ADOTS, vienu žodžiu, tų formatų yra visokiausių, aš naudoju PDF. Ir spaudžiam čia toliau žemiau yra, kur įkelti dokumentus, užvilkite ir paleiskite PDF dokumentą čia. Aš paspaudžiu, pasirenku iš savo darbalaukio dokumentą, kurį reikia pasirašyti. Taip, dokumentas jau yra įkeltas ir kada aš esu užsiregistravus, viskas tai yra matoma šiai svetainiai. Pereiti prie pasirašymo spaudžiame. Tada pavažiuojam žemyn. Tas dokumentas, kurį pasirašysiu, dar žemiau. Pavažiuojam ir tada spaudžiame pasirašyti. Aš naudoju Smart ID, bet galima ir su mobiliu parašu, ir su lustinė kortele. Tokį pasirašymo būdai. Elektroniniu spaudu. Nėra tik tai generatorium, kaip matau. Taip, spaudžiu pasirašyti. Turim telefoną prie savęs turėti, nes reikia suvesti PIN kodą. Taip, dokumentas mūsų pasirašytas. Parsisiųsti pasirašytą dokumentą. Parsisiunčiame. Taip, dokumentą aš išsikeliu ant darbalaukio. Taip. Pakeisti failą aplankale. Ir dabar atsidarau, parodysiu, kur yra parašas. Parašas atsiduria kairėje pusėje lapo. Taip. Tai tiek. Naudokitės.